Kaip ir tarėmės, aptarsime pastarųjų metų rinkodaros projektų tendencijas maisto pramonėje. Palauk. Visų pirma, aš noriu padėkoti Andriui Šedžiui. Aišku, jisai nėra ten, žinai, tokio lygio ar masto milijonierius kaip aš, bet jisai man padarė labai didelę paslaugą. Paskolino pinigų? Protėjai, kad nieko šlikštesnio nesi man pasakęs. Paskolint. Man nenormalus esi. Vat. Tu kitą kartą pirmą geriau pagalvok, o paskui įsižiok. Nesąmonės iš burnos tavo eina. Andrius Šedžius man padarė paslaugą todėl, kad jisai apsiženijo. Nesuprantu, kur čia paslauga jums. Paaiškinsiu. Šiaip jau čia iš viso 2 paslaugos netgi buvo. Žinai, atėjo dabar pavasaris, toks metas, lengvas durnumėlis, žinai, galvon padavė, jausmai atbunda. Tai pagalvoju, žinai, aš susirasiu kokią gyvenimo meilę. Apsiženysiu, bus faina. Ir? Nu ką ir? Ir pažiūrėjau per teliką Šedžiaus vestuvės. Tai žinok, noras ženytis praėjo 10 metų į priekį. Andreli, mano cechiai žmonės su tokiom pirštinėm dirba, kaip tu ten tuose vestuvės. Žinai, ir šiaip jau, Šedžiau, leis žmonai suknelę nuomotis. Nu ar šitoj vietoje reikia taupyti? Nu ar šitoj? Žodžiu, pažiūrėjau, tai net nupurtė mane visas ta procedūra. Tai ir sakau, ačiū, Andriuk, apsaugojai. Tai čia viena paslauga. O sakėte, jūs jums padarė 2? Taip, sužinojau, kad Šedžius turi šeimos herbą. Tipo ten, auksinį kažkokiais su deimantai, sakė, ten keli šimtai tūkstančių kainavo. Nu tai ir aš tokio užsimaniau. Šedžiaus herbo? Savo herbo, reikiagi susikurt. Čia tau ne Meslitos emblemą, žinai, nupiešti. Čia turi būti, mažų mažiausiai, platina, perlai, rubinai, deimantai, safyrai ir visa kita, kas ten gero gamtoje yra išrasta. Tik neapsisprendžiu, ką tam savo herbe atvaizduoti. Šedžius, žinai, drakoną ir kiaušinį pavaizdavo. Nežinau, gal žmogus jaučiasi ten kaip drakonas dėl tų savo kiaušinių. Aš nežinau, aš tai norėčiau kažko tokio, vis tiek, subtilesnio kažkokio tokio, dvasiškesnio, žinai, kad pasižiūrėtų žmonės į herbą ir sakytų, va čia tai jau Saulius Poška. Kokių nors idėjų turite? Jo, turiu, va. Čia eskizą tokį nedidelį turiu. Galvoju, gal toks tiks. Pažiūrėjau. Įsivaizduoju toks visas, kad, iš deimantų būtų, kur mėlyni, raudonas, kad visas. Man tai žiauriai patinka iš tikrųjų. Tik tai reikės atsisakyti šitos idėjos. Kodėl? Kodėl? Todėl, kad nenori būti siejama su arkliena. Štai ir pakalbėjome apie rinkodaros tendencijas maisto pramonėje.